Bakterinė vaginozė arba kitaip disbakteriozė yra viena dažniausių problemų, su kuriamis susiduria reprodukcinio amžiaus moterų. Ir šitas baubas, nors ir sėkmingai išgydytas, gali atsinaujinti vėl ir vėl. Nors ir nelaikoma lytiškai plintančia infekcija, bakterinė vaginozė gerokai dažniau vargina lytiškai aktyvias moteris. Bakterinė vaginozė atsiranda, kuomet sutrinka natūrali makšties mikrofloros pusiausvyra. Taip gali nutikti po antibiotikų vartojimo, užsitęsus stresui arba kuomet sutrinka natūrali makšties terpė dėl perteklinės arba netinkamos intymios higienos. Bakterinės vaginozės simptomų lengvinimui pirmiausia galite pasitelkti produktus, kuriuos galite be recepto įsigyti vaistinėje. Šie produktai palengvina bakteriniai vaginozei būdingus simptomus, tokius kaip žalsvos ar pilkšvos nemalonaus kvapo išskyros, intensyvus niežulys, diskomfortas ar skausmas lytinių santykių metu. Tačiau jeigu naudojant šiuos produktus matote, kad simptomai nelengvėja ir jūsų bendra būklė negerėja, būtinai kreipkitės gydytojo akušerio ginekologo konsultacijai.